Sveiki, sugrįžę į PDM garažą, džiugu su jumis vėl iš čia sveikintis, o šiandieną yra bent jau man tikrai ypatinga diena, kadangi pagaliau po nemažai laiko galiu jums pristatyti ir papasakoti apie ECM6 ir Mustango V8 swapo projektą. Jeigu yra skubančių, tai pataupysiu jūsų laiką ir iš karto pasakysiu labai paprastai. Nerekomenduoju V8 Mustango variklio į ECM6 kėbulą. O tiems, kam įdomu išgirsti kodėl, tai kviečiu įsipatoginti, nes tikrai yra nemažai ką papasakoti ir ką. Važiuojam! Na kągi, pradedam. Tai pasakojimą norėčiau pradėti nuo to, kaip sekėsi visą bildą daryti per pastarosius 3 metus, o pabaigoje jau tada parodyti galutinį rezultatą, tai yra visus komponentus, kokie yra šiai dienai. Tai nuo pat pradžių tie, kurie apskritai greičiausiai dar net nežinote apie šį projektą, tai 2020 metais po čempionato Semi-Pro lygoje nusprendžiau pakeisti tuometinį 3 litrų variklį į kažką originalesnio ir įdomesnio. Kadangi jau praeitie turėjau vieną projektą, kuris yra tolumoje, tai yra E36 su Mustango varikliu, tad nusprendžiau tęsti toliau tą BMW kėbulų ir Ford variklių tematiką. Kadangi jau turėjau patirties su V6 turbo, galvojau, kad nebus jau sudėtingiau ir tiesiog įdėti Atmo variklį bus nesudėtinga. Tad vos pasibaigus čempionatui radau variklį iš 2017 metų Mustango su labai maža rida ir Gen 2 generacijos modifikacija, pavadinkim. Ir tą variklį nupirkau. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ir nuo to momento mano nuotykiai prasidėjo. Tai 20-ais nupirkau variklį, vos tik pasibaigė čempionatas, pradėjau ardyti kėbulą, lapkričio mėnesio pradžioje išvežiau Kauną, atidaviau variklį, jog pradėtų daryti variklio ausis, kolektorius, perdarytų karterį ir visus kitus mazgus. Tai lūkestis buvo, jog iš Kauno prasivežu variklį ir iš esmės mano visas darbas yra tiesiog susidėti, jau susikrauti visus žaislus po kapotu. Situacija šiek tiek pasikoregavo ir taip gavosi, jog variklį prasivežiau kovo viduryje ir iš visų daugybės dalių gavau viso labo variklio ausis, greičių dėžės tiltelį, karterį ir išmetimo kolektorius. Tai vadinasi, jau turėjome tuo metu kovo vidurį, o reikėjo pasidaryti likusią išmetimo sistemos dalį, reikėjo padaryti visą aušinimo sistemą, vairo mechanizmą, tiek patį arba hidraulinio stiprintuvo kronšteiną gaminti, arba elektrinį vairo stiprintuvą statyti, vairo kryžmę statyti ir kitus komponentus. Taip pat visa vidaus elektronika. Ir dar visi kiti tokie smulkus mechanizmai. Tai buvo jau labai aišku, kad į čempionatą 21-ais aš jau neišvažiuosiu ir po teisybei automobilį pačiam gaminantis dalies pavyko pasibaigti daugmaž rugpjūčio gale. Tuomet automobilį išvežiau į Klaipėdą programavimui ir jį parsivežiau rugsėjo viduryje. Rugsėjo gale, 21-ais įvyko pirmieji testai. Kuomet automobilis buvo išvežtas į Klaipėdą ir jį jau užkūrė pirmą kartą, jau tuomet prasidėjo pirmosios problemos su varikliu. Tai pirmas dalykas, paaiškėjo, jog turime mažiau arklių nei standartas. Standartinis galingumas yra 435 arkliai,
Mūsų atveju buvo viso labo 420 arklių. Ta, žinoma, sekė hardvaras, komponentai esantys aplink variklį, kuriuos vėliau mes keitėme. Antra problema buvo variklis, kadangi turi independent vėlinėlių valdymo sistemą, panašiai kaip BMW Vanusų sistema, tai vieną vėlinėlį buvo labai sudėtinga sumepinti. Ir šita po teisybė problema yra vienintelė išlikusi po viso to laikotarpio 3 metų. Ir parsivežus automobilį jau iš Klaipėdos ir pasiruošus pirmai treniruotėjai, Kėdainiuose išryškėjo daugiau problemų. Tai ryškiausia iš problemų tai buvo vairo mechanizmas. Kadangi pajungtas elektrinis vairo stiprintuvas, jis buvo absoliučiai nepatogus ir per sunkus vairas. Ir kita problema, kuri tikrai jautėsi, jog variklis išties dirba ne visų pajėgumų. Taip pat buvo daugiau problemų susijusių ir su pavaromis, kadangi tik automobilis yra su originalia greičių dėže Mustango. Ir tik užkūrus automobilį paaiškėjo, kad jungiant pavarą į mums įprastą pirmą poziciją, realiai įsimuša 5 bėgis. Ten, kur mes muštume 5 bėgį įprastai, tada įsijungia 1 bėgis. Žodžiu, bėgiai atbulai. Tad turėtas tuo metu IRP short shifteris, jis tapo netinkamas ir dar viena problema, kurią reikėjo spręsti per off-seasoną. Taigi, automobilį prasivežus po treniruotės teko pilnai išrinkti. Po treniruotės automobilis vėl išvežtas į Kauną, perdaryti išmetimo kolektorius pagrindė tuo metu. Taip pat buvo padarytas pilnas ir likęs išmetimas, perdaryti keli papildomi komponentai, žinoma, turėjo persidaryti variklio ausys, kiti komponentai smulkesni turėjo pasikeisti. Parsivežus po gero mėnesio variklį, tuomet sprendžiau vairo stiprintuvo klausimą, gaminausi kronšteiną. Jau būtų galima užkabinti BMW vairo stiprintuvo siurblį. Džiugu, kad šis mazgas pavyko padaryti ir jau treniruočių metu tikrai labai pasiteisino, ar vairas skiriasi kaip diena ar naktis lyginant su elektriniu. Tai per off-seasoną buvo perdaryti išmetimo kolektoriai, įdėti didesnio našumo purkštukai, įdėtas 2.18-20 metų įsiurbimo kolektorius nuo Gen 3 variklio, kuris turi platesnius kanalus. Tai kitaip tariant, per žiemą ieškojom, kur tie išsibėgėjo arkliai, kurių mums trūko pirmų testų metu. Ir kuomet automobilis buvo surinktas, vėlgi keliavo į Klaipėdą ant stendo. Arklių radom ir standartinius, ir netgi daugiau, tai galutiniame rezultate turėjome 454 arklius ir nepilnai 600 newtonų. Bet vis dar buvo problema su vėlinėliu. Nežiūrint to, išvykome į Marijampolę daryti testus, pasidarėme treniruotę, žinoma, nebuvo padarytas ir tinkamas suvedimas, tai tiesiog automobilis buvo pasibandytas.
jautėsi galingumo pasikeitimas, kur kas aštresnis reagavimas į gazo paspaudimą. Taip pat labai pasiteisino pakeitimas iš elektrinio į hidraulinio vairo stiprintuvą. Per žiemą buvo rastas Ford Performance short shifteris, kuris konvertuoja bėgių perjungimą ir bėgius galima buvo jungti kaip ir turėtų būti mums įprasta. Taigi po treniruočių Marijampolėje atrodė viskas kaip ir gerai. Žinojome, kad tiesiog reikia pasidaryti dar suvedimą. Pasidarius suvedimą išvykome į Lenkiją, į Bialostoką pasidaryti šiek tiek stipresnę treniruotę. Ir būtent tada mes išvykome jau gegužės gale ar birželio mėnesį, kuomet jau buvo geras oras, nes ankstesni visi testai vyko arba pavasarį, arba rudenį. Ir Lenkijoje išlindo dar viena problema, tai yra aušinimo sistema. Pasidariau keletą ranų ir vis tik tenka aušinti per karštą. 2 ratų neišvažiuoju, vieną dar, antrą ne. Tai Lenkijoje mūsų užklupo aušinimo problema. Grįžus dar į Lietuvą, dar kartą važiavome su komanda į Marijampolę darytis treniruotės. Tiek pirmą kartą Marijampolėje, tiek Lenkijoje automobilis, kuomet geriau sušildo, pradėdavo durniuoti, užgesinėti. Kartais tiesiog visiškai dingdavo galia, turėdavo užgesinti pilnai variklį, išjungti kompą, perkrauti ir vėl tada kurti ir važiuoti. Norėjosi pasitikrinti, ar būtų galima sudalyvauti bent jau Alytaus etape, ko labai norėjo visa komanda, bet buvo labai aišku, kadangi antrą treniruotę darėme Marijampolėje jau, kai buvo gerokai šiltesni orai, aušinimo nepakako jau netgi nedėlė aikštelė, bet buvo aišku, jog Alytuje nedalyvausim. Tai žodžiu, pasidarėm treniruotę, nuo ryto iš karto pirmų ranų turėjom su temperatūram, kaip mato, kapotas, numtas buferis, aprankiom, iškėlėm oro filtrą, galvom gal kad oras karštas eina, bet dinginėje gale, durnovoja labai vėlianėlis, ten galima matyti iš Vemso displėjaus ir yra momentai, važiuoja, nevažiuoja, dingsta gale, tai, žodžiu, tai reikės dabar darbas iškelti aušinimą visai pagažinę, baigė suvažiuoti dalys, Mišimoto ventiliatoriai, David Craigo vandens pompa, žodžiu, bus tikrai kokybiškai padarytas stiprus aušinimas gale. Nu ir kažkokiais būdais reikės prisiprašyti kamuto, kad pagaliau išgaudytų su motoro, nes vis tik antras sezonas ir negaliu važiuoti. O bloga naujiena, gera naujiena, kad mašinai daugmaž gyva, bet Alytaus etape turbūt, kad nepasirodysim, nes tokia technika nevažiuoja. Ir tuomet buvo išvežtas vėl automobilis į Kauną, buvo perdaryma aušinimo sistema, tai yra iškelta iš priekio į galą. Taip pat po to dar buvo išvežtas automobilis, ar tai prieš tai buvo išvežtas į Klaipėdą pakeisti vanusų, kadangi taip ir neišėjo spręsti programiniu būdu vanusų valdymo klausimo, nes automobilis 22-aisiais, jau darant treniruotės Marijampolėje ir Lenkijoje, momentais visiškai uždusdavo, reikėdavo
perkurti automobilį, dinginėdavo gale ir buvo keičiami vanusai. Su lūkesčiu, jog tai pagaliau galbūt čia yra problema ir turėtų išsispręsti. Kadangi vėl automobilį ženkliai teko išardyti, užtruko ir darbai, ir po to jau vėl surinkimo darbai užsitęsė, tai automobilis po aušinimo perdirbimo sistemos jau tais metais nevažiavo. Tai po visų šitų darbų automobilis išvažiavo tik šiais metais, pavasarį. Na ir išvažiavo šį pavasarį su automobiliu, buvo galima sakyti, kad jau daugmaž yra beveik finišo tiesioji. Aušinimo sistema jau dirba tikrai gerai, jos pakanka. Tai šiandien esam Bialystoke, Tauro trasoj, testavomės mašiną. Prieš metus šitoje pačioje trasoje išlindo pagrindinės problemos su aušinimu. Tai šiandieną, kaip matom, yra aušinimas gale. Tai galiu pasidžiaugti, kad pagaliau problema yra išspręsta. Tikrai po ranų, po kelis ratus įmintas gazelis. Tai aušinimas yra gerai. Ir dar yra šitų tokių niuansų su varikliu, bet iš esmės šiandieną nebuvo taip, kad uždūstų visai gale ar dar kažkas. Kai gerai pakaistis, pradeda gesinėti ir panašiai tokie dalykai, bet aš manau, gal užteks įteisę trinimo dalykų. Ir vienintelis klausimas, kuris yra dar likęs išsispręsti, tai yra būtent vanuso klausimas. Tiesa, žiemą buvo pakeisti ir solenoidai, įdėti Ford Performance. Tai dabar belikę sulaukti vėlgi pavasario, statyti automobilį ant stendo pas Valdą ir žiūrėti, ar tai yra jau viskas. Bet iš esmės, tai yra tokia ilga kelionė, kur daug daryta, daug perdaryta ir tarp tų perdarimų ir daug pinigų tai kainavo. Ir dažniausia, kur didžiausiai buvo iššūkiai? Tai visų pirma, variklis yra tiesiog per didelis šitam kėbului. Mes matavomės E9 serijos variklio skyrių, ten yra papildomi 7 cm pločio tarp lonžeronų ir nebūtų buvę tokių problemų pagaminti išmetimo kolektorius, nes didžiausia problema tai yra vieta po kapotu. Tai štai toks nelengvas tas kelias renkant šį automobilį, o dabar, manau, galima pasižiūrėti realiai, kas galutiniam rezultate yra šiandieną sudėta į šį automobilį. Pradėkime nuo pačio kėbulo. Tai turime EKIM 6, kupas, prefeisas, sudėtas yra pilnas M3 body kitas, stiklo pluošto, originalus likęs yra tik stogas ir durelės. Visa kita yra stiklo audinys. Priekyje turime kaip ir pas dažną V2 IRP išsukimą, BC Racing coilus, tiesa spyruoklių kietumą parinko tiesiai gamintojas, kreipiausi su prašymu, kadangi variklis yra sunkesnis, AT stabdžių diskai, Ferodo Performance kaladėlės, armuoto žurnelės, stebolės smiliuotos, miltelinių būdų dažytos, nauji guoliai, žodžiu, viskas padaryta tvarkingai, jau būtų patikima ir sezono metu nereikėtų prie tokių vietų grįžti. Gale pakaba gal kiek yra paprastesnė, tiesiog viskas naujai sutvarkyta, tai visi naujai guoliai, įvorės ir panašus dalykai yra pakeista, poliuretanu, Lemforderio grįždukais ir panašiai. Taip pat turime coilus, iš karto su spyruoklė ant jų, AT stabdžiai, Ferodo kaladėlės. Taip pat šiam variante turim ir stabilizatorių gale pajungtą. Ateinančiam sezonui turiu paminėti, kad yra numatyta pakeitimų būtent galiniai pakaboj, jau gauti šiek tiek daugiau gripo, kol kas dar plačiai apie tai nepasakosiu. Pirmą pasidarysim, išsibandysim su komanda ir tada pažiūrėsim, ar tai efektyvu ir tuomet bus galima pasidalinti. Keliaujame toliau į bagažinę. Čia mes turime M3 pilnai aliuminio radiatorių, kuris yra su įpjova, jog išnaudoti radiatorių visų 100%. Mishimoto 2 heavy duty ventiliatoriai, kurie dirba super puikiai tiek čia, tiek kregždutėj.
Davis Craigo vandens pompa, skirta jau iš esmės ten 6-8 litrų kubatūrai, valdoma irgi Davis Craigo kompu. Esu labai patenkintas šita sistema, lyginant su kregždė, kur yra Bembo elektrinė vandens pompa, šita sistema kaip veikia man kur kas labiau patinka. Tad jeigu yra kas renkatės tarp elektrinės BMW pompos vandens ir Davis Craigo sistemos, rekomenduoju pastarąją. Salone vaizdas yra gana paprastas, tai originalios durų apdailos panelė, sudėtas ir po rankinis Ford Performance short shifteris, kuris yra būtinas būtent prie šios dėžės originalios. Taip pat yra įdėtas multimedia ekranėlis, kuris rodo Vemso, kompas yra Vemsas, tai rodo visą reikalingą informaciją, būtent ekranėlis. Sportinės sėdynės sudėti lopšiai Sparko, circuitas ir gridas. Na ir ką, keliavom prie deserto. V8 5 litrai iš Mustango 17 metų antros kartos Coyote variklis. Turiu paminėti, jeigu domėsitės ir galvosite į kažkokį kėblą dėti tokį motorą, turiu paminėti, jog šių variklių yra 3 generacijos. Tai yra nuo 11 iki 14 Gen 1, nuo 15 iki 17 yra Gen 2 ir nuo 18 metų yra Gen 3. Tai labiausiai skiriasi Gen 3, kadangi ten yra tiek ported, tiek direct injection sistemos kuro. Tiesa, standartė tas variklis šiek tiek ir daugiau arklių turi nei šis. Gen 1 skiriasi ir galvos kitokios, ir jos nėra portintos ir panašiai, yra daug tokių smulkmenų. Spyruoklės nėra tokios, spyruoklės minkštesnės nei čia, bet žinoma, tą Gen 1 galima irgi rasti su panašiom gulom kaip jau čia, bet ten buvo jau Roush opcija, kur su Roush intake yra. Tai žodžiu, jeigu iškositės, tai reikia omeny, kad skirtumų yra nemažai. Taip pat svarbu paminėti, jog šis Coyote variklis buvo ir pikapuose, kurie dar labiau skiriasi nuo Mustango variantų. Tai turėkite omenyje ir vos pamatę iš pikapo svapo kainą gerą, negokite, kad gausite tą patį, kas yra ir čia. Ir kitas dalykas svarbus paminėti, vos tik nusipirkus Coyote variklį, pirmas dalykas, kurį reikėtų padaryti, tai yra iš karto persirinkti tepalo pompą, kadangi ši nepalaiko aukštų apsukų ir nuo ribotuvo išsitaško. Informacijos yra gausu internete apie tai ir tikrai rasite. Mano atveju gavosi atsisiųsti su mokesčiais su viskuo, porą geležėlių persirinkimui apie 400–500 eurų. Čia tokia pradžia. Kai minėjau, jog kėbulas yra per mažas, tai yra įpjautas lonžeronas, tam jog tilptų generatorius, jisai prasaitė, niekaip dėsiai netelpa. Tarp išmetimo kolektorių ir lonžeronų yra nedaugiau nei koks centimetras, tai yra labai minimaliai vietos. Taip pat turime jau eliminuotus visus vandens, siurbliukus ir panašius dalykus. Yra pagaminti Kaune CNC staklių aklė, yra sudėtos guminės žarnos aušinimo. Intake'as yra nuo 2018 metų Gen 3 Coyote, jis yra šiek tiek yra platesnė nei 17 metų. Didesnio našumo purkštukai sudėti. Paties pagamintas Kronšteinas hidraulinio vairo stiprintuvui, kas tikrai labai pasiteisino, naudojamas Mishimoto sandvičas pajungti teplo radiatoriui, kad aušinimas būtų. Toliau turime Wilwoodo stabdžių sistemą, labai aiškiai matosi, jokios pūslės tų stabdžių neįdėsi, čia visai nėra vietos, kadangi variklio galos yra labai plačios didelės. Tai tiesiog yra įdėtas Wilwoodo cilindriukas, tuomet išsiskaido į 2 trišakius ir toliau jau skaidosi dar į galinius radus. Tai visa kompaktiškai sistema yra sudėta į kampą. Turime EcoSump sistemą, tai yra apsauga nuo teplo atlyvų, tai yra cilindras, kuriame yra tepalas ir jeigu variklyje kristų slėgis, iš to cilindro yra paduodamas teplas atgal į teplo sistemą. Tai štai toks mano Kem 6 ir mano iššūkiai su šiuo projektu. Tikrai pamiršau kažkokias detalės papasakoti apie šį automobilį
ir ypatumus įrenkant. Tad jeigu yra specifinių klausimų aktualių jums, parašykite komentaruose, galėsiu atsakyti į komentarus arba apskritai padaryti papildomą video su atsakymais į klausimus, jeigu šių būtų šiek tiek daugiau. O apibendrinant, tai kaip minėjau, šio variklio į tokį kėblą nerekomenduoju dėti. Kaip sakiau, yra tiesiog per mažai vietos ir tuomet gaunasi labai sudėtinga daryti visus aplinkinius mazgus. Išmetimų kolektorių, vairo mechanizmas ir taip toliau ir toliau ir toliau. Jeigu svarstate ir norite tokio svapo, tai jau dėkite į E90 seriją arba F seriją, kur yra po kapotu gerokai daugiau vietos. Na o ką, iš mano pusės šiandieną tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Lauksiu jūsų komentarų, o aš keliauju prie kito projekto. Down the street.